Atrodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos praranda svarbų sąjungininką Persijos įlankoje dėl užsitęsusio karo su Iranu. Saudo Arabija netikėtai uždraudė Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis savo kariniais objektais ir oro erdve operacijoms prieš Iraną. Dėl to Donaldas Trumpas buvo priverstas sustabdyti savo paskelbtą misiją Project Freedom praėjus 36 valandoms po pradžios. Iškart paaiškinsiu, Project Freedom arba Projektas Laisvė buvo pristatytas Donaldo Trumpo kaip operacija skirta užtikrinti laivų praplaukimą per Ormuzo sąsiaurį Irano blokados fone, pasitelkiant JAV karines jūrų pajėgas. Tačiau tuo pačiu metu paaiškėjo, kad ir be JAV laivų praplaukimas yra visiškai įmanomas. Jungtiniai Arabų Emiratai, kaip paaiškėjo, neseniai paslaptingai perkelė kelis tanklaivius su nafta per Ormuzo sąsiaurį. Ir štai apie tai pakalbėkime kartu su jumis. Mano vardas Aleksejus Pečijus, pakalbėkime apie tai kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Tai labai padeda skleisti turinį YouTube platformoje ir būsiu jums už tai dėkingas. Taigi, pradėkime šį laidą nuo skubios naujienos, kurią praneša NBC News, remdamasi dviem Amerikos pareigūnais. Saudo Arabija. Arabija uždraudė Jungtinėms Amerikos valstijoms naudotis savo kariniais objektais ir net oro erdve operacijai prieš Iraną. Ir tai vyko gegužės 5 dieną. Kaip paaiškėjo, būtent tai ir privertė Donaldui Trumpui skubos tvarka sustabdyti jo paskelbtą operaciją Project Freedom vos po 36 valandų nuo jos pradžios. Project Freedom buvo pristatytas Donaldo Trumpo kaip operacija, kurios metu Amerikos kariškiai lydės prekybinius laivus ir tanklaivius per Ormuzo sąsiaurį, saugodami juos nuo Irano. Nors pats Donaldas Trumpas vėliau tikino, kad iš tikrųjų jis sustabdė šią operaciją, nes esą jo paprašė Pakistanas ir dar kelios neįvardytos šalys, pasakė: Donaldai Trumpai, prašome sustabdyti šią operaciją, nereikia jos vykdyti, jokių būdų nevežkite prekybinių laivų per Ormuzo sąsiaurį, nes neva prasideda dar vienas sėkmingų derybų su Iranu etapas. Ir štai NBC News duomenimis Trumpas netikėtai paskelbė apie projekto Laisvė pradžią sekmadienio popietę socialiniuose tinkluose. Taip jis netikėtai užklupo JAV sąjungininkus Persijos įlankoje ir sukėlė atvirą nepasitenkinimą Saudo Arabijoje. Ten pareiškė, kad jiems jau, atvirai kalbant, nusibodo, jog Donaldas Trumpas nuolat juos stato į pavojų ir netgi jų neįspėja, jau nekalbant apie tai, kad jis net nesitarė su sąjungininkais. Jis tiesiog nusprendė: aš vykdysiu operaciją ir visiškai nesirūpinsiu sąjungininkais. Galiausiai Riedas neištvėrė ir tiesiogiai pranešė Vašingtonui, kad neleis Amerikos kariškiams naudotis Princo Sultano oro baze pietryčių nuo Rijado, taip pat ir Saudo Arabijos oro erdve. Tipo, norite vykdyti operaciją? Taip, prašom, vykdykite, bet tada be mūsų. Viskas, gana jau tų žaidimų. Beje, buvo pranešta, kad net Izraelis nežinojo apie Trumpo planus vykdyti operaciją ir juo labiau apie tai, kad JAV pasirodo veda derybą su Iranu dėl tik formalaus karo pabaigos. Apie tai aš išsamiai papasakojau ankstesnėme laidoje. Kodėl sakau formalus, kodėl sakau, kad tai tik laikinas susitarimas, kad šiek tiek atvėsintų situaciją. Visą tai išsamiai papasakojau ankstesnėme laidoje šiame YouTube kanale, todėl jei nematėte, pereikite ir būtinai pažiūrėkite. Ir štai kaip teigia NBC pašnekovai, telefoninis pokalbis tarp Trumpo ir sosto įpėdinio Mohamedo Ben Salmano nepadėjo išspręsti klausimo. Ben Salmanas pasakė, kad ne, mūsų oro erdvės, mūsų bazių jūs jau nenaudosite. Dėl to JAV prezidentui teko pristabdyti projektą Laisvė. Kiti artimi JAV sąjungininkai regione taip pat nebuvo iš anksto pasiruošę šiai operacijai. Su Kataro vadovybe Trumpas susisiekė jau po misijos pradžios ir tiesiog pastatė juos prieš faktą. NBC šaltinis tarp artimųjų rytų diplomatų taip pat pranešė, kad JAV nederino šio Laisvės projekto su Omanu. Vėlgi iki Trumpo įrašo socialiniuose tinkluose. Tačiau Baltieji rūmai pareiškė, kad, cituoju, regioniniai sąjungininkai iš tikrųjų buvo informuoti iš anksto. Tačiau toks demaršas Saudo Arabijoje yra labai reikšmingas. Jungtinės Amerikos valstijos remiasi būtent aviatoriais Princo Sultano bazėje Saudo Arabijoje. Naikintuvai, kuro papildymo lėktuvai ir priešlėktuvinės gynybos sistemos.
Rijadas iki šiol visada leisdavo naudotis baze karui su Iranu, taip pat suteikdavo oro koridorių lėktuvams. Kariniai lėktuvai buvo kritiškai svarbus įgyvendinant projektą Freedom, kadangi jie turėjo užtikrinti laivų, prekybinių laivų ir tanklaivių apsaugą iš oro. Būtent į tai ir buvo dedamas pagrindinis akcentas. O kai Saudo Arabija pasakė ne, oro erdvė uždaryta ir lėktuvai nepakils, Trumpas griežtai pareiškė: gerai, mes sustabdome. Trumpo administracija dabar bando skatinti diplomatinį karo su Iranu sureguliavimą. Ir Irano UREM atstovas Esmailas Bagajis pareiškė, kad Teheranas nagrinėja naują JAV taikos pasiūlymą. Pats Trumpas dar trečiadienio ryto socialiniuose tinkluose parašė, kad karas gali baigtis, jei Iranas sutiks duoti tai, dėl ko jau buvo susitarta. Kalbėdamas ovaliajame kabinete, JAV prezidentas pareiškė, kad derybos su Iranu klostosi gerai ir patikino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą. Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, pasitikinti savimi Donaldą Trumpą su jo operacija Ormuzo sąsiauryje laukia staigmena. Paaiškėjo, kad Jungtiniai Arabų Emiratai neseniai perkelė kelis tanklaivius su nafta per Ormuzo sąsiaurį. Siekiant išvengti galimų Irano atakų, laivuose buvo išjungti vietą transliuojantys transponderiai. Nors kitos Persijos įlankos šalis – Irakas, Kuveitas ir Kataras – arba visiškai nutraukė eksportą, arba žymiai sumažino kainas, kad pritrauktų pirkėjus, arba kaip Saudo Arabija siunčia naftą tik per Raudonoją jūrą, Emiratai nusprendė rizikuoti. Remiantis KPR laivų stebėjimo duomenimis ir Sinmax palydovinių duomenų analizę, valstybinė naftos kompanija Abu Dabio nacionalinė naftos kompanija Oilco balandį sugebėjo eksportuoti ne mažiau kaip 6 milijonus barelių naftos 4 tanklaiviais iš terminalų Persijos įlankoje. Pažymima, kad kroviniai buvo arba perkrauti iš laivo į laivą ir vėliau pristatyti į naftos perdirbimo gamyklas Pietryčių Azijoje, arba iškrauti saugojimui Omane, arba išsiųsti tiesiogiai į naftos perdirbimo gamyklą Pietų Korėjoje. Ir būtent vienas iš tokių tanklaivių, kuris plaukė į Pietų Korėją, galiausiai pateko po Irano apšaudymų. Tada, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo savo operaciją dėl sąsiaurio deblokavimo ir, atsiprašau, patraukė nereikalingą Irano dėmesį. Tai yra, dar kartą, Emiratams pavykdavo praslysti per sąsiaurį. Tada Trumpas sako: skelbk operaciją, o Emiratai ir toliau plukdo savo tanklaidus. Ir kai Trumpas patraukė dėmesį, būtent šis tanklaivis ir nukentėjo. Vėliausiai Emiratai po to patyrė masinę Irano ataką, kuris matyt suprato, kad jie apgaudinėja. Pirmadienį, pirmąją Donaldo Trumpo operacijos dieną, Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną dėl bepiločių panaudojimo, atakuojant tuščią naftos tanklaivį Baraką. Todėl kyla klausimų, kaip būtent Persijos įlankos šalys pradėjo vertinti bet kokias Donaldo Trumpo iniciatyvas ir ko jos atneša daugiau – žalos ar naudos. Čia padėsiu daugtaškiai jūsų nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite vartelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus. Šio vaizdo įrašo aprašyme pasirinkite jums patogiausią formatą. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą. Arba nuskenuokite QR kodą jūsų ekranuose. Tai pats paprasčiausias būdas paremti šio kanalo veiklą. Ir prenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuoroda į jį taip pat yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save. Visiems iki pasimatymo.